Krintantis vanduo greitai ardo akmenų užpildą. Po kelių minučių visa vandens masė veržiasi žemyn. 244 metrų kritimu, o viršininko šeimą nuneša vanduo. 1950-aisiais Misūryje augo elektros poreikis, todėl Union Electric, pagrindinė elektros tiekimo bendrovė, pradėjo ieškoti efektyvių būdų šiam poreikiui patenkinti. Misūryje aukštis virš jūros lygio svyruoja nuo 250 metrų iki 540 metrų Tomsoko kalnų viršūnėje St. Louise. Union Electric manė, kad hidroenergija šiame regione būtų geriausias patikimos elektros šaltinis. Hidroenergija išgaunama naudojant tekančio vandens energiją per turbinas, kurios kinetinę energiją paverčia mechaninę energiją. Sukamos turbinos mechaninė energija generatorių pagalba paverčiama į elektros energiją. Tačiau šioje vietovėje nėra natūralių upių, kurios galėtų užpildyti užtvanką, todėl jie pasitelkė inovatyvų sprendimą, vadinamą hidroakumuliacija. Nors hidroelektrinės egzistavo nuo 1850-ųjų, hidroakumuliacija Šveicarijoje pradėtos naudoti tik 1907 metais. Koncepcija yra paprasta ir veiksminga. Vanduo iš apatinio rezervuaro pumpuojamas į viršutinį rezervuarą ne piko valandomis, kai elektros energijos paklausa yra maža ir ją gaminti pigiau. Vėliau, piko valandomis, šis vanduo leidžiamas žemyn per turbinas, kad būtų gaminama elektra, taip greitai ir galingai papildant elektros tinklą energiją. 1930-aisiais buvo sukurta technologija, leidžianti naudoti tą pačią turbiną vandeniui pumpuoti tarp rezervuarų ir veikti kaip turbinai elektros energijai gaminti. Apžiūrėjusi kelias vietas, Union Electric pasirenka Prophet kalną pietryčių Misūryje. Brauklėtas ir aukštas Prophet kalno reljefas suteikia staigų natūralų nuolydį, kuris puikiai tinka energijai gaminti naudojant vandenį ir gravitaciją. 1960 metais pradedama statyti Tomsočo hidroakumuliacinę elektrinę. Apatinė saugykla įrengiama palei Juodosios upės rytinę atšaką, o viršutinė saugykla Profeto kalno viršuje, maždaug 244 metrais aukščiau už apatinę saugyklą. Viršutinė saugykla suprojektuota talpinti apie 5,6 milijono kubinių metrų vandens, todėl išleidus vandenį galima pagaminti didžiulį kiekį elektros energijos. Statybos vietos status ir akmenuotas reljefas apsunkina betono transportavimą ir liejimą. Todėl inžinieriai pasirenka akmenų užpildo pylimą. Jo užtvankos konstrukcija sudaryta sukraunant laisvus akmenis, kad susidarytų stabili nuolydžio forma. Didžiuliai akmenys ir rieduliai dedami į pagrindą ir sluoksniuojami, kad suformuotų pylimo nuolydį, kuris gali tolygiai paskirstyti vandens slėgį. Pylimui iš rezervuaro pusės uždedama betoninė danga, vadinama ekranu, kuri padeda išvengti nuotėkio. Ji veikia kaip barjeras, sulaikantis vandenį ir saugantis vidinį akmenų sluoksnį nuo erozijos. Tačiau šis metodas turi trūkumų. Akmenų užpildo užtvankos linkusios sėsti. Tai reiškia, kad akmenys laikui bėgant lėtai juda ir susispaudžia, todėl viršuje atsiranda žemų vietų. Šios vietos arba žemiausi taškai yra pažeidžiamos vietos palei konstrukciją. Siekiant tai išspręsti, ant pylimo viršaus įrengiama 3 metrų aukščio betoninė parapetinė siena, kuri veikia kaip apsauginė užtvara konstrukcijos krašte. Ši siena tarnauja kaip paskutinė užtvara, sulaikanti taškymasi ar kylančius vandenis rezervuare. Parapetinę sieną reikia stebėti ir prižiūrėti, nes kaip ir akmenų užpildas, ji taip pat yra jautri nusėdimui. Nelygus nusėdimas gali sukelti nedidelius įdubimus ir slėnius palei sieną. 1963 metais Tomsoko hidroakumuliacinė elektrinė pradėjo visiškai veikti. Užtvanka gali pagaminti 350 MW elektros energijos, todėl tai buvo didžiausia siurblinė hidroakumuliacinė elektrinė tuo metu. Iki 2000-ųjų pradžios Union Electric, dabar žinoma kaip Amarin UE, susiduria su augančia elektros energijos paklausa ir turi padidinti Tomsoko elektrinės veikimo pajėgumą. Kai elektrinė buvo atidaryta, ji veikė tik apie 100 dienų per metus, daugiausia žiemą. Laikui bėgant, šis skaičius išaugo beveik iki 300 dienų per metus. Iki 2000-ųjų pradžios Tomsoko siurblių akumuliacinė elektrinė veikė beveik 3 kartus didesniu pajėgumu nei pradžioje.
Energijos rinkos dereglamentavimas leidžia Amarin UE laisvai parduoti elektrą, todėl tampa pelninga Tomsoką eksploatuoti beveik visus metus, o tai nuolat spaudžia kiekvieną konstrukcijos dalį. Kasdieniai ciklai didina viršutinio rezervuaro apkrovą, tarsi lankstytum popierinę sąvaržėlę pirmyn ir atgal. 2004 metais Amarin UE įrengė geomembraninę dangą palei rezervuaro vidinį paviršių, kad pagerintų efektyvumą ir sumažintų nuotėkius. Didelio tankio polietileno danga yra plona, vandeniui atspari plėvelė, dengianti rezervuaro dugną ir šonus. Didelio tankio polietilenas yra patvari, lanksti plastmasė, atspari smūgiams, cheminėms medžiagoms ir korozijai. Jis dažnai naudojamas geomembraninėse dangose. Danga sumažina vandens kiekį, prasiskverbiantį per mažus plyšius, kurie susidaro, kai akmenų užpildo konstrukcija nusėda netolygiai. Didelio tankio polietileno geomembrana sukurta pagerinti vandenį neleidžia barjerą tarp rezervuaro vandens ir akmenų užpildo pylimo. Danga neleidžia vandeniui prasiskverbti į porėtą akmenų užpildą apačioje, dėl ko anksčiau palaipsniui mažėjo vandens kiekis. Sustabdyta šiuos nutekėjimus, danga padeda išlaikyti rezervuaro vandens lygį aukštesnį ilgesnį laiką, taip maksimaliai padidinant vandens kiekį, kurį galima panaudoti elektros energijos gamybai. Darbininkai išskleidžia didžiules geomembranos plėveles ir suvirina jas tarpusavyje, kad padengtų rezervuaro paviršių. Plėvelės yra pritvirtinamos viršuje palei parapeto sieną ir aplink rezervuaro pagrindo perimetrą, kad jos neslankiotų. Įrengus dangą sumažėja pratekėjimų, todėl sistemoje išlieka daugiau vandens. Taip pat vandens lygį rezervuare galima pakelti aukščiau, priartėjant prie parapeto sienos. Yra ir tam tikrų trūkumų. Danga prideda papildomo svorio ir įtampos taškų išilgai pylimų. Tai sukuria naują riziką. Pylimas, parapeto siena ir užtvankos stebėjimo sistemos dabar patiria didesnį spaudimą nei anksčiau, ypač todėl, kad vandens lygis dabar yra arčiau statinio viršaus. Atsižvelgiant į padidėjusią apkrovos riziką senstančiai konstrukcijai, labai svarbu, kad rezervuaro stebėjimo ir išjungimo sistemos veiktų patikimai. Padidėjus vandens lygiui, net ir nedidelės klaidos jutiklių rodmenyse gali lemti, kad vanduo pavojingai priartės prie parapeto sielos, kur per daugelį metų dėl netolygaus nusėdimo jau yra susidariusios žemesnės vietos. Tačiau vandens laikymas tiesiai prie parapeto sienos nėra labai įprasta užtvankų eksploatacijoje, nes tai sukuria neįprastai didelę perpildymo arba vandens perbėgimo per sienos viršų riziką, jei suges jutikliai. Dauguma užtvankų yra suprojektuotos su betoninėmis perlajomis, kurie nukreipia bet kokį vandens perteklių saugiu iš anksto numatytų keliu ir leidžia išleisti perteklinį vandenį iš rezervuaro. Šliuzas neleidžia vandeniui perbėgti per užtvanką, tačiau Tomsok neturi perlaidos. Kad rezervuaras būtų saugus, elektrinė naudoja du pagrindinius vandens lygio jutiklių tipus – slėgio keitiklius ir voriko laidumo zondus. Slėgio keitikliai yra pagrindiniai jutikliai įrengti palei rezervuaro šlaitą, matuotų vandens slėgį tam tikruose taškuose ir paverstų tą slėgį vandens lygio rodmenimis. Elektrinės valdymo sistema naudoja šiuos rodmenis, kad siurbliai veiktų saugiomis ribomis. Jei slėgis rodo, kad vandens lygis yra per aukštas, sistema automatiškai išjungia siurblį, kad sustabdytų daugiau vandens patekimą iš apatinio rezervuaro į viršutinį rezervuarą. Atliekant įprastinę techninę priežiūrą, inžinieriai aptinka, kad keli slėgio keitikliai atsikabino nuo savo tvirtinimų. Sugedę jutikliai pateikia netikslius rodmenis, todėl rezervuaro vandens lygis dažnai rodomas žemesnis nei yra iš tikrųjų, kartais net iki 1,3 metro skirtumų. Netikras rodmuo leidžia siurbliams toliau pildyti rezervuarą net tada, kai vanduo pasiekia parapeto sienelę. Kaip atsarginė sistema, voriko laidumo zondai yra įrengti tiesiai po parapeto sienelės viršumi, kad aptiktų vandenį matuodami elektros laidumą. Jei vanduo priartėja iki 0,6 metro nuo sienelės viršaus, laidumo zondai aptinka vandenį ir siunčia signalą išjungti siurblius. Nuo momento, kai zondas aptinka vandenį, iki jo suveikimo praeina 1 minutė. Delsimas užtikrina, kad siurbliai nesustotų dėl vandens taškymosi. Tačiau kai kuriuose vietose, kur siena nusėdo į nelygius įdudimus, jutikliai yra mažiau nei 0,5 metro atstumu nuo sienos viršaus. Delsimas ir jutiklių padėtis reiškia, kad zondai gali nepastebėti aukščiausio vandens lygio šiose žemumose ir leisti vandeniui kilti aukščiau taško, kuriame sistema turėtų išjungti siurblius.
2005 m. rugsėjo 25 d. į šią teritoriją atpučia uragano Rita vėjai ir vanduo persilieja per parapeto sieną, trumpam ją užliedamas. Amarin UE operatoriai atpažįsta riziką ir šiek tiek sumažina maksimalų leistiną vandens lygį, dėl ko siurbliai laikinai išjungiami. Po 2 dienų dar daugiau vandens persilieja per parapeto sieną ir Amarin UE inžinieriai bei operatoriai nesupranta, kodėl taip vyksta. Jie sumažino maksimalų vandens lygį, tačiau jutikliai vis tiek leidžia vandeniui pavojingai priartėti prie sienos viršaus nusėdusiose vietose. Vienas operatorius išsiunčia tarnybinį raštą į būstinę, perspėdamas, kad pasikartojantis persiliejimas gali ardyti pylimą, o tai gali sukelti katastrofišką avariją. Tačiau vietoje to, kad nedelsiant atliktų remontą, Amarin UEE atideda išsamius pataisymus maždaug 6 mėnesiams, iki pavasario, kai jau suplanuota įprasta priežiūra. Atliekant priežiūrą, jie sukalibruos vandens lygio jutiklius ir patikrins pylimų bei parapeto sienos konstrukcinį vientisumą. Tada sutvirtins bet kurias nelygaus nusėdimo ar žemų vietų sritis. Jiems tai reikia išgyventi žiemą, kai šio rajono gyventojai sunaudoja daugiau energijos savo namams šildyti. 2005 m. gruodžio 13 naktį Tomsoko elektrinė veikia kaip įprasta. Pumpuoja vandenį iš apatinio rezervuaro į viršutinį, ruošdamasi kitos dienos ryto didžiausiam energijos poreikiui. Viena iš 2 pagrindinių valdymo sistemų per klaidą buvo užprogramuota ignoruoti atsarginių Warwick laidumo zondų esančių ant parapeto rodmenis. Siena, kuri prijungta prie vieno iš siurblių. Ši programavimo klaida reiškia, kad net kai vandens lygis pavojingai kyla, vienas iš siurblių toliau veikia net ir tada, kai rezervuaro lygis viršija saugias ribas. Kai vanduo artėja prie parapeto sienos viršaus, pagrindiniai slėgio jutikliai rodo kur kas žemesnį vandens lygį nei yra iš tikrųjų. Viena vertus, inžinieriai mano, kad vandens lygis yra 1,3 metro žemesnis nei yra iš tikrųjų. Kita vertus, tikrasis vandens lygis yra virš saugos ribos, esančios 0,6 metro žemiau sienos viršaus. Automatinis išjungimo jungiklis, skirtas siurbliams sustabdyti, buvo išjungtas, o perpildymo latako, kuris nukreiptų vandens perteklių, nėra. Gruodžio 14 dieną, 5:15 min. Vanduo persilieja per parapeto sieną. Vienas siurblys toliau veikia, o vanduo veržiasi per sienos viršų, ardo akmenų, užpildo pylimą procese, vadinamame išplovimu. Erozija paveikia pažeidžiamas žemas vietas palei parapeto sieną, kur dėl nusėdimo pylime jau yra susidariusios įdubos. Krintantis vanduo greitai ardo akmenų užpildą. Parapeto sienos dalys praranda konstrukcinį stabilumą ir sugriūva. Vos per 6 minutes įvyksta visiškas pralaužimas ir visas viršutinio rezervuaro vandens tūris nušniokščia žemyn per 244 metrų kritimą. Pralaužus Tomsoko užtvanką, milžiniška vandens srovė veržiasi žemyn Prophet Mountain šlaitu, paversdama ramų kraštovaizdį sunaikinimo keliu. Beveik 5 milijonams kubinių metrų vandens tekant, maždaug 4250 kubinių metrų per sekundę greičiu, potvynis veržiasi pirmyn neįtikėtina jėga. Šis išsiliejimas prilygsta didelės upės tėkmei, tačiau siaurame stačiame nuolydyje, kuris dar labiau sustiprina jo galią. Krintantis vanduo nuplėšia dirvožemio sluoksnius, sukurdamas išplovimo duobes, giles į dūkas išraižytas kalno šlaite, kur vanduo drasko žemę ir palieka atvirą uolieną. Vandens jėga išrauna brandžius medžius, riedulius ir dirvožemį. Nuolaužos greitėja žemyn upę ir dar labiau sustiprina potvynio naikinamąją galią. Johnsono Šutin valstybinėme parke potvynio kelias palieka giles vagas kraštovaizdyje, paverčia miškingas vietovės pliku akmenuotų paviršiumi, atidengia senovinės granitinės uolienas, šimtmečius buvusias po žeme. Parko prižiūrėtojo rezidencijoje poveikis yra staigus ir katastrofiškas. Potvynio vanduo pakelia namą ir stipri srovė jį nuneša beveik 400 metrų žemyn upe. Transporto priemonės pakeliamos ir mėtosi, daužomos ir užpildomos dumblu. Prižiūrėtojo šeimą nuneša potvynio vanduo. Jie sužeisti ir įstrigę tarp nuolaužų, bet išgyvena. Potvyniui toliau slenkant nuo Prophet Mountain jis pasiekia kelią N, pagrindinį šio regiono kelią. Staigus vandens antplūdis užlieja dalį greitkelio, paversdamas kai kurias jo atkarpas upe. Automobiliai ir sunkvežimiai išmėtyti ir iš dalies užversti sraunio vandens bei nuolaužų.
Pralaidos ir drenažo sistemos palei greitkelį yra užtvindytos ir užsikimšusios. Vandens jėga išlenkia atitvarus ir nuplauna dalį kelio dangos. Johnsono Šatinso parke potvynis smarkiai pakeičia natūralius parko vandens kanalus. Nuosėdos ir didelės nuolaužos kaupiasi vietose palei Juodąją upę, užkemša kai kurias atkarpas ir nukreipia vandenį naujais keliais. Šis kanalo pasislinkimas pakeičia upių kryptį, palikdamas naujus duburius, kanalus ir nuosėdas visame parke. Potvynis iš esmės pakeičia parko hidrologiją, sukuria naujus vandens kelius, kitus užkemša, o anksčiau skaidrų upės dugną paverčia purvina, nuolaužų pilna erdve. Gelbėjimo ir paieškos komandos atvyksta, kai pasklinda žinia apie nelaimę. Jų pirminis prioritetas – surasti ir padėti visiems, kurie atsidūrė potvynio kelyje, ypač žemupio vietovėse, kur potvynio vanduo vis dar kelia pavojų. Nacionalinė meteorologijos tarnyba paskelbė staigaus potvynio įspėjimus, perspėdama gyventojus ir suteikdama jiems galimybę evakuotis. Nepaisant niokojimo, nacionalinis parkas sugeria didžiąją dalį smūgio. Tiesioginėme potvynio vandens kelyje nėra didelių miestų ir niekas nežūsta. Prižiūrėtojo sūnus patiria sunkiausius sužalojimus. Jis patyrė hipotermiją ir buvo nudegintas pirmųjų gelbėtojų naudotomis šilumos pagalvėlėmis, kuriomis bandyta pakelti jo kūno temperatūrą. Vietos valdžios institucijos mobilizuojasi įvertinti žalą palei kelią N, kur kai kurios transporto priemonės liko įstrigusios. Misūrio gamtos išteklių departamento aplinkosaugos komandos vertina ekologinę žalą Johnsono Shut-in vietovėje ir aplinkinėse teritorijose. Jie daugiausia dėmesio skiria pakrančių zonų vertinimui, kurios yra labai svarbios upės krantų stabilizavimui ir vietinės laukinės gamtos buveinių užtikrinimui. Per kelis mėnesius po nelaimės Federalinė energetikos reguliavimo komisija, kuri reguliuoja elektros, gamtinių dujų ir naftos perdavimą tarp valstijų, pradėjo intensyvų tyrimą, siekdama tiksliai nustatyti, kas nutiko ne taip. Jie rekomendavo, kad ateityje aukštos rizikos užtvankose būtų įrengti atsarginiai vandens išleidimo kanalai, atsarginės stebėjimo sistemos. Ir jie įpareigojo reguliariai kalibruoti ir prižiūrėti jutiklius. Taip pat nustatė reikalavimus zondams, kurie yra visiškai integruoti į automatinės išjungimo sistemas. Misūrio gamtos išteklių departamentas vadovavo pastangoms atkurti Johnsono Shut-in valstijos parką ir aplinkinės teritorijas, daugiausia dėmesio skirdamas pažeistų pakrančių zonų palei Juodąją upę atstatymui, kurios buvo netekusios augalijos ir dirvožemio. Nors Johnsono Shut-in parkas po kelių metų vėl buvo atvertas lankytojams, kai kurios vietos išlaikė matomus katastrofos randus. American UE buvo skirta $15 milijonų bauda už užtvankos pažeidimą. Per ateinančius metus bendrovė išmokėjo daugiau nei $200 milijonų ieškinių. 2010 metų balandį Tomsock hidroelektrinės siurblinės rezervuaras vėl pradėjo veikti.